Sveiki, ožiaragiai. Ačiū Dievui, prasideda ir mums geresnis metas, jau nebebus taip liūdna ir ypatingai dėl darbo, atsigausime ir vėl viskas bus gerai. Taigi, jeigu sugalvosite šią savaitę save reklamuoti, tikrai reklamuokite, nes pasieks adresatą tam, kam skirta. Darbe iš tikrųjų nieko ypatingo, kaip visada dirbsite, rutina, kasdienybė, bet įdomu tai, kad nepervargsite, net jeigu daugiau dirbsite, viskas bus labai gerai, nes sveikatos linija yra tokia nebloga ir galite tikėtis geresnės savijautos, daugiau energijos. Taigi, brangus ožiaragiai, jeigu sugalvojate kažką tai daryti vardan savo sveikatos, tikrai pamėginkite, pavyks. Ir šitą savaitę yra jums tam labai palanki. Aš tai pati šią savaitę darau kitą ateinančią nuo 24 dienos tos kursus sveikatinimuose, tai aš juokauju, kad daugiausia registruojasi ožiaragiai. Nes, intuicija, kaip bebūtų, mus skaito, kad mes neturim labai stiprios intuicijos, bet tai yra, ne visai teisybė. Mes turim intuiciją, kadangi turim pačią seniausią sielą iš visų zodiako ženklų. Taigi, ką dar darome? Mums labai tinka šią savaitę visos grožio procedūros. Mums tinka labai atiduoti skolas, mums tinka labai pasiskolinti, jeigu kažkiek tai trūksta pinigų. Tai tokie dalykai. Dabar visi dalykai susiję su biškutį paišlaidavimu. Tai aš manau, kadangi mes esam tokie gana atsakingi žmonės, tai jau pradėsime pirkti gal net kokias dovanas kalėdoms ir po biškį jau kaupti ten tas juosteles, gražų dovanų popierių, kad po to nieko nepritrūktų. Taip pat aš noriu pasakyti, kad galite šią savaitę gauti labai gerą žinią, kuri jūs pradžiugins, arba kažkokią naują pažintį, kuri ilgam veiks jūs labai maloniai likusį gyvenimą, pavyzdžiui, arba kokį 12 metų mažiausiai. Taigi labai įdomi savaitė, būkite sveiki ir laimingi, neužmirškite mūsų palaikyti ir iki kitos savaitės. Ate.